Tai ką, treneri, sveikinimai su pergalė, ilgai laukta pergalė, ko gero ir vis tiek norėjusi tokį nusikratytą laiką be pergalių, šiandien solidžios rungtynės, net 3 įvarčiai, tai pirmiausia jūsų komentaras. Jo, pergalė ir rezultatyva, irgi, kad labai svarbu. Galia, kad nesugebėjom išlaikyti sausiai vartai, stengiamas duoti minutės kitiems žaidėjams ir vos ne panika atsirado. Bet tada Zidorf sugebėjo dar vieną įvartį mušti, kad nusiraminti tada visą to žaidimą. Turėjom planą ir aš gal pirmą turiu pasakyti, yra tos gerus žaidėjus, kur aš turiu, todėl, žinai, tu nelaimti 7 varžybus, bet ko komanda galėtų atrodyti sunkiai aikštė, daug klaidų ir nebuvo taip. Jau tos 7 rungtynus, eilę rungtynų mes tikrai gerai žaidėm ir sukūrėm momentus. Ir būt taip gerai, per savaitės treniruot gerai, visi stengias ir turi to šypsnų ir po to ateini į aikštę ir tiek, kad įduoda. Neatrodo, kad mes 7 varžybus pralaimėjom, o kaip tik atrodo, kad mes einam į gerą formą ir taip žaist. Todėl tikrai buvo geras rungtynės, bet pradėjom labai gerai, turėjom ten vieną atkarpą iškart po mūsų gerą pradžią, kur Šiolai ten užlipo ant mūsų ir mes sunku išėjom. Po to sugebėjom nusiraminti ir antrą kėlinį tada buvo jau pabandyti laikyti to žaidimų, ieškoti tos momentus ir suradom to įvartį, kur reikėjo. Ir po to keitimas darau. Taip išbalansavo žaidimą, todėl jaunų žaidėjus dažnai darys daugiau klaidų, dar specialiai prie tokio momentų varžybų, bet taip jos gali mokintis, tai davom jam šansą irgi pažaisti. Ir po to gal rungtynių turėjom dar vieną įvartį. Tai labai džiaugiuosi už pergalę. Pirmas kėlinys, kaip ir paminėjot, pradžia nebloga, turėjo tų progų ir Ignui Venskui ten keliose situacijose nukrito galimybės, kur jau atrodo, tikrai tas įvartis kažkur yra šalia, nebuvo to tokio vėl dežavų jausmų, kad pirmas kėlinys progų neišnaudojam, neįmušam ir kad vėl gali viskas pasisukti į kitą pusę jau antrajame kėlinyje. Aš gal turiu tada duoti vėl nuopelnų mūsų komandų žaidėjas, todėl jos sugebėjo ne taip padaryti antrą kėlinį, kur kartais dažniau mes darydavom, bet jos psichologinių momentų, gal dėl to, kad pripratę, kad mes nemušėm įvartis, tai jos neįkrito į to duobą ir toliau stengiasi žaisti maksimaliai iš savas iki to įvartį krist. Aš galiu pasakyti, ką aš pasakau, tik nepataika to žmogų, kur ten atsiranda ir Ignas atsirado į tos momentus, tai reiškia, jis kažką turi, todėl jis atsiranda į tos momentus, jis turi savo progos, jos neįkrito iš karto, sakau, toliau eik, todėl įkrys. O įvartį, kuris mušė su galva, tai man asmeniškai tai tik jis galėjo to pasiekti. Taip pašokti aukštai, dar su jo ūgis, tai čia jau kita lygis. Aš manau, kad vartininkų ten būtų paėmęs kamuolį, bet ką Ignas galėjo daryti ten, tik jis galėjo. Tai yra plusas turėti Ignas aikštę ir matom. Aš manau, kad jis įmuš daugiau. Tikrai gal kitą sezoną su didesnė ramybė jis turės nuo pradžių to pasitikėjimą ir įmuš daugiau. Nepaslaptis, kad jūs jau 8 vietoje ir pakankamai ramiai ten esat. Aišku, ne jūsų problemos, bet dabar ir šiandien varžovas, kuriam svarbi dvikova kovoja dėl aukštesnės vietos, dabar artimiausi 2 varžovai irgi ten kovoja dėl 9 vietos. Kažkiek galbūt tai netgi gali būti gal ir jūsų pranašumas, kai varžovas spaudžia jau atsakomybę vos ne žūtbūt laimėti, o jūs žaidžiat ir ko gero net kažkiek mėgaujatės futbolu, kai jau galbūt ir mažiau tos naštos, kai esi sezono pradžioje, kai tau reikia laimėti dėl aukštesnių vietų, o dabar tiesiog esi 8 ir žaidi savo. Aš turiu iš dalis sutikti su jums, dėl to, kad gal nėra to spaudimo rezultatų mūsų pusė, tai galima pamėgauti, bet dažnai, ką mes matom, yra komandas, kur sustoja žaisti, kai jau turi savo vietą aiškiai lentelę. Ir galiu pasakyti, kad Banga to nedaro. Gal neturėjom tokį gerą rungtynų su Panevėžys iš energijos pusės, galima sakyti to ekstra, bet aš manau, kad tik to pranašumai ir iš kitos komandas. Jos kovoja dėl kažko, jos turi taškus, jos daro to ekstra paraštę, o mes dėl ko darom savo ekstra. Ir aš manau, kad šiandien komanda daro to ekstra aikštę ir atidavo maksimaliai, kad laimėtų rungtynių. Ir per savas lipo ir aš tik galiu džiaugiuoti, kad tokie charakteriai įrodė mūsų komanda. Todėl, jeigu ne, mes būtum pralaimėjęs rungtynių, tai Šiauliai tikrai norėjo laimėti šiandien ir jiems reikėjo. Jeigu mes nebūtum maksimaliai atidavęs į savas, tai 100% mes būtum pralaimėję šiandien. Aišku, žinai, gaila, kad yra žmonių, kur nežiūri mūsų varžybų, bet dažnai komentuoja, kad Banga tik žaidė, kad žais, bet žiūrėkit gerai rungtynės. Todėl mes jau ne vieną kartą čia turėjom imti pergalės, bet jos neįkrito į mūsų pusę ir komanda labai stengiasi. Ir aš tik galiu pasidžiaugti to, jeigu vieną rungtynų
šiek tiek mažiau atidavom, gal su Panevėžys nedavom to ekstra, todėl jos tikrai norėjo laimėti Bangą, bet šitą davom, tai tik rodo to charakterį mūsų žaidėjas, tai nesuprantu tos kalbos. Mes asmeniškai, tai ką mes norim? Tobulėti mūsų žaidimu, žaisti irgi, kaip jūs sakot, šiek tiek daugiau atsipalaidavus, bet pabandyti savo geriausią veidą pasirodyti. Todėl turim futbolas ir momentus ir jeigu mes laimim paskutinės varžybus, visi gerai ir apie mūsų irgi galvos.